Egle, šiandien sveikinimai su pergale ir kas svarbiausia tavo akimis buvo ir kas geriausiai pavyko? Nežinau, net atrodo labai sunkiai gynyba, tad nesusikalbėjom, aš net nežinau, tikrai iškovojom pergalę didelio taškų skirtumų, tai gal puolimas, bet gynyboje tai tikrai labai daug dar turim kur tobulėti. Šiandien prie komandos prisijungė taip pat ir naujokė atvykus iš Prancūzijos. Ką ji tavo akimis, kaip manai, labiausiai duos komandos sudėtyje? Tikrai iškart pasimatė, kad labai gero charakterio, labai fainai iškart susibendravom, tai manau komandos šitam klimatui tikrai pridės geros nuotaikos, o aikšteliai tai tikrai matos, kad juodadarbė stengiasi gynyboje, o puolimas tikrai ateis, jeigu gynyboje atidirbs. Apie komandos mikroklimatą užsiminiai. Koks jis dabar sezono pradžioje, kaip jaučiatės išvis grįžusios po rinktinių lango pertraukos? Tikrai viskas labai gerai sutarėm ir užsienietės visos labai gerai įsiliejo į komandą, tai tikrai dėl šito tai viskas labai puikiai. Ko reikės, kad trečiadienį iškovotumėte pergalę Europos taurės rungtynėse? Nežinau, laikytis plano, nes tikrai turim geras žaidėjas, tai jeigu darysim tai, kad kokį treneriai planą paruošė, jeigu jo laikysimės, tikrai manau pavyks iškovoti pergalę. Gabrielė, nepavyko šiandien iškovoti pergalės, bet pozityvo turbūt surasti galite, žaidžiant jau ketvirtas rungtynės šiame sezone. Jo, tikrai daug atrodo, kamuolys pradėjo smagiau judėti, šiek tiek tos laisvumas gal atsiranda, tai manau, kaip ir galvoju, kad ties naujais kažkur žaisim gerą krepšinį jau. Kaip pati jautiesi grįžusi į areną, kuri daugybę metų buvo tavo pačios namais? Smagu, viskas, smagu sutikti merginą, smagu trenerių sutikti prie kitos komandos, viskas gerai, jaučiuosi kaip namie. Komandoje Gintarė Mažonytė prieš tai minėjo irgi, kad labiausiai trūko turbūt pilnos rotacijos ir sudėties, kad sėkmingiau ruoštumėtės šioms rungtynėms. Ar dabar galime sakyti, kad komanda jau yra pilnai grįžusi? Ne, dar trūksta Gabijos Tralytės ir šiandien Gintarė ta pati gavo vėl traumą, tai vėl liekam septyniese, turbūt, ar kiek čia nežinau mūsų, tai vėl žaisim 3 prieš 3.